Pavasaris skirtas augti, vasara veikti, ruduo surinkti derlių, žiema išgryninti esmę. Panašiai vyksta ir žmogaus gyvenime. Po 50 ar 60 metų žmogus dažnai žengia į laikotarpį, kuriame svarbiausia tampa ne daugiau pasiekti, o geriau suprasti. Atrasti savo vertę pačiam sau. Ši daina nėra apie tai, kaip grįžti į jaunystę. Ji nėra apie tai, kaip apsimesti, kad laikas neegzistuoja. Ji nėra motyvacija dėl motyvacijos. Ši daina skirta žmogui, kuris nori sąžiningai pažvelgti į savo gyvenimą ir sukurti naują jo etapą, kuriame būtų daugiau ramybės, daugiau aiškumo, daugiau prasmingų santykių, daugiau veiklos, kuri įkvepia, daugiau gyvenimo. Per artimiausias 60 dienų jūs atliksite paprastas, tačiau labai svarbias praktikas. Jūs pažvelgsite į savo praeitį, paleisite dalį emocinės naštos, susigrąžinsite energiją, iš naujo atrasite savo stiprybės, sukursite naują ateities viziją ir žingsnis po žingsnio pradėsite kurti gyvenimą, kuris atitinka dabartinį. Jūs ne tą žmogų, kuriuo buvote prieš 30 metų, ne tą, kurio norėjo jūs matyti kiti, o tą žmogų, kuriuo tapote šiandien. Svarbiausia suprasti vieną dalyką. Po 50 ar 60 metų gyvenimas nesibaigia. Labai dažnai būtent tada prasideda brandžiausias, laisviausias ir prasmingiausias jo etapas. Todėl šią kelionę pradėkite ne su baime,
pradėkite ją su smalsumu. Nes galbūt gražiausia